Dar viena nuostabi diena. Šiandien plus 3,7. Ar 3,8. Jokias skirtas. Nuostabus šiandien. Pusryčiai atėjom 9:30. Nėra. Gerai, tebūnė nėra tas kiaušinėlės, virdus kiaušinius gali pasimti. Bet bulkos, kad nebėra. Aš šokė. Ką suvalgėt? Ar radat nors ką nors? Agurkas, dvi cukinijas ir sūrė. Dvi cukinijas ir 2 agurkiukus papjautus. Nuostabus pusryčiai. Nesustorėk, žiūrėk. Nepavyks, kad tikrai. Eik pasim dar vieną kavosą, tai į tuos tai nebeliks. Ką veikia? Nu, paragau. Nieko nesuprantu. Irgi vandeniuks. Jie nieko nebeturi, pas juos viskas baigės. Nu, ką, tu nori tavo nuo manęs? Mes šokiruoti šiandien. Važiavo chebros prie jūros paimti. Nu? Kadangi labai daug pusryčių buvo, eisim pažiūrėti, ką čia turim prisipirkę. Čia drakono vaisius, čia kaktuso vaisius, čia avokadas, kurį radom. Čia sulčių dar liko granatų apelsinų. Vietinius. 4 eurai. 4 eurai. Čia 4, čia 3. Gerai, nusiplaukim dabar. Pabandom pažiūrėti tą avokadą. Kas čia per daiktas? Ir tikrai čia avokadas. Nu, čia avokadas. Tik tai dar neprinokęs bus jisai. Norim paragauti kažkiek. Iškart prisiminė patirtį su alyvuoge. Kieca, ne? Tikrai. Saldus. Saldus? Turbūt. Nu, daug biškiuką. Mažai gal čia. Ne, grinai jisai avokadas, tik tai neprinokęs. Ne, ganam. Kietas labai. Dabar bandykim gal šitą. Kaktuso vaisių. Aha, aš irgi bandžiau. Nepavyko? Ne. Biškai trumpiau tu karts nuo kartą. Nereikia viskas, nes neužteks man. Tu pirmą ragausi? Nu gerai. Nu, ragaukite. Nežinau, kas čia. O kas čia per skonis? Jokio praktiškai. Kažkoks agurks, pasėnęs agurks. Jokio saldumo. Nu, duok aš paragausiu. Saka, eina papusryčiausiam, vaisių turiu. Kvaps toksai kaip tokia peraugas agurka. Gal jisai pasėnęs kažkoks, nėra jokio saldumo, nieko. Tos sieklas labai makaluojas po burną man. Nežinau. Ne, nevalgia. Žinai, tai dykuma, kai tu eini ten kaktusas auga ir tokį randi tokių vaisių, jisai toksai, nu... Vandeningas. Jo, atgaivinantis yra. Gal kokią vitaminą C čia turi dar kažką. Bet kad čia kažkokia laimė būtų šitą valgyti, ne. Daugiau nebepirkit. Jūs neragaukit. Liko paskutinis. Mūsų manymu pats čia kiečiausias. Drakono vaisius. Bent jau per YouTube žiūrėjom, kad čia labai skanu buvo, gyrė.
Žiūrėsim. O nupjovus radom tokį va, kaip kivis, ne? Dabar galvoju, kaip čia jį dar. Šiaip tai reiktų perpjauti tiesiog per pusę ir su šaukšteliu jį skaptuoti, bet kadangi mes čia tokių įrankių neturim, tai kažkaip suksimės iš situacijos. Bandysiu nuskusti aš. Gerai, gal. Pirmiausia. Nu, gavosi toks kiviukas. Nu, kaip kivis, tik tai trūksta saldumo. Gali valgyti. Gaivus toks, ne? Daug vandeniukus. Kivi, kai valgas kažkaip poskonį paskui duoda, kai reikia sutraukti. Rūgštumo pažiūrėjau. Bet 4 eurus mokėt pas tą dėdą, kur ten buvo, tokį tai tikrai. Nu, gal jis būtų labai saldus, ten labai skanus, pas ūkininkais. Čia ne iš ūkininką, ne? Užauga kem 9. Gal nedanokęs, gal mes nesuprantam. Taip, jeigu labai didelis nors yra, tai aišku gali. Aš tik esu čia ekstra toks mėgėjas.